750. Labą dieną, mano žiūrovai. Šiandien tebie realiai tą pat dieną, kaip aš grįžau iš Šventos, iš savo mini atostogų, katras matėt praeitam video. Iškart paleidžiam numi, išsikrovėm daiktus ir išleku pažvejoti. Man drauga žvejojau antrą parą iš eilės ir man taip skaudėjo širdis, tai pasitariau su šeima ir sakau, varau ir aš pabandyti atsidaryti ant sezoną. Žiauriai norėčiau pagauti karpioką, bet čia svajonė, lyną nors kokį. Pamatysim, daug gal nefilmausiu, bet jeigu užkeps kokį žuvelį, tikrai, manau, nufilmausiu ir jums parodys. Varau bišką apsikerpti, nes esu apžils kaip bebrus, pasigražint prie žvejybą ir viso. Ne, jaukauju, iš tikrųjų, poryt yra mano dukrytės išleistuvės, juk nesu apžils, kaip grįžau, nebuvau laik, tai lieku dabar apsikerpti ir sustinkam neatroksiu. Nu, pasigražinau, ką patikčiau žuvim. Tai vat, važiuoju pažvejoti Žemaitijos rajone. Netoli Platelių, tikslaus adresą ar veitas nesakysiu. Aišku, gal vietinė, kurie žiūrės šitą video, manau, matysit ir sužinosit, katrą čia veita. Bet čia nesvarbu nesmėjom, čia nekoik reklam, nei kas. Tiesiog, va, galit pamatyti man už nugaras. Pasėmiau porą feederių, žvejosiu ant builiukų 10 mm ant plauko sistemas. Pasėmiau marcipaninį pašarą, pasėmiau kukurūzinį pašarą. Tiesiog susimesėm ant signalizatorių ir galėsim atsigerti alaus į pakimaninį. Pažiūrėsim, šią pliną jau jį pradėjo kėpti gan nebloga, nors dar ne vasara. Man drauga, žinau, jį pagavė jau 2 lynus. Buvau už vis pagavęs 2 karpius, tai labai esu pasiilgęs žvejybos ir labai norėčiau pagauti ir ko nors. Tai labai dėkus, kad pavyks. Gal daug nefilmaus, nežinau, minėjau, neminėjau, nes man drauga gal nenorės. Bus matyti, kaip čia viskas pavyks, gal pavyks droną pakelti, nes man pateiks sano skraidyti, jūs jaučiu droną matysit kiekvieną mano video. Bet čia nesmė. Tai žodžiu, aš dabar važiuoju ir susitiksim vėl už kelių sekundžių. Ai, kur matėt, pas manęs už nugaros mano tos rakandus. Tarp tų rakandų yra, kaip gal matėt, yra čiužinys, pagalvė, miegmaišis. Tai aš būsiu per naktį palapinį statyti tikrai ką neplanau, nes man palapinė miegoti nepatinka. Aš turiu Toyota Priusą, atrodo kaip lygintaus maža mašina, bet pasirodo, nėra maža mašina. Aš pastovę mėgstu, pilna gali išsiteis, čiūžinį įsimetė į kapons, mėgstu kapnumus. Neški ir sumės, laukam kibėm. Nesikeik, vyra daug. Yra, nėra, bus. Parodyk, yra.
pašaro skirtingų rūšių builiuką marcipaninę. Pašars viens braškins į kukurūzins, o kits marcipaną. Nu, turėsim kadrą. Gražu. Yra. Opa, pa. Bet tu matė ką ant skirba? Opa. Dakyla. Aš spėjau lygiai du. Toks pat. 1,70. Toks patuma. Viskas gulsi paklots. Da pasidėsim, pažvėjusim. Nepagavau ne vien lyn. Viens kolega tur 2 lynus, kitas kolega tur jau 7. Žodžiu. Pavydu, bet da ne vakars, da tikus pagaus. Į vėlą namkimą. Savo sistemą. Tokia. Viskas, 12 valandą. Aš jau visi taisiau savo mašiniuką į savo apartamentus. Muni pabėga viens, daugiau nepagavau. Iš vis turėjom kokį 10 lynų. Einam ilsėtais, iš vis nieks nebejudėjom. 5 rekeltės. Labas rytas. Kaip tingu keltis, taip gera meigojau. Reik lipt, traukt, laukt ant margašų ant didžioj.
reikėtų maišyti pašarą, mest meškeris. Labai tikus šiandien kažkom pagauti. Žiauriai puikus rytmetys. Mano kolega sakė, nesikels šiandien, nes jį prisižvejojau. Sakė, leis mane pasireikš šiandien. Šiandien iš pat ryt šitas met kur nor ors pasak. Turim lyną. Super! Du skirtingi. Trapė ir marcipanin. Karpin Armax, kurų skonios. Žvejoja umbuiliukų marcipaninių 10 mm. Bandžiau dėti kukurūzą, braškių skonios, bet marcipans vis laik man nepasiteisina. Viskas, žvejyba baigta, meškeris supakautas, nuotaika superinė, labai smagiai pasisidėjom, daug nefilmavau, nešnekėjau, kelis kibims pavyko kadrą pagauti, tiesiog sėdėjau prie meškerių, džiaugiaus gerų orų, puikiai pailsėjau, daugumą linų paleista, keli paimti rūkimo ir aš vežus dar
kibirį su vandeniu, aš palėsiu savo prūdėlį, kaip tik puslinų papildėms. Nu, čia mano tokia nuomonė, o jūsų nuomonė gal atsidurite po šito video ir galite parašyti komentarą, kiek jas daugiausiai per žvejį pagai linų. Man te pavyk šiandien pagauti 2 lynus rytmetė, kibimą buvau 6 valandų rytmetė. Draugo vainam buvo tiesiog laiminga diena. Visi metėm aplinkau, bet ons vienintelis trauk vėjim pokėt. Aš 2, kad kolega irgi 2 ir viens. Neapžinau, neapsuskaičiaujam. Liktai išves 13 linų gavos ir dar buvo daug nerealizuotų kibėjimų. Iš tikrųjų, daug kas nuėjo į prikrontą, viens išsprūda iš ronkas prikrontą, tiesiog atkabino, nu žodžiu. Žiaurė smagiai praleis laiks. Tai jeigu jau pažiūrėjot, jums pateka, pasidžiaugėt mon linas, parašykit komentarą, iš tikrųjų, kiek jas pagai daugiausiai linų. O šiandien taip. Leka štaigė į prūdą, kad mano lina nenumirtų. Ir viskas šiandien teik. Ačiū, kad žiūrėjot. Tai jeigu jums negaila, galite paspausti laiką, paspausti subscribe mygtuką, galite parašyti iš tikrųjų komentarą. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Iki.